kuri yra ne tik daktarė, profesorė, bet ir šitos akademijos rektorė. Kviečiam pasidalinti savo patirtim ir nuveiktais darbais. Mėly akademijos nariai, garbūs svečiai, draugai, mėly bičiuliai. Laikas bėga greičiau, negu mes spėjame suvokti. Bet laiko prasmė, ji juk negyvena laikrodyje. Jis slepiasi tose nuoširdžiuose jūsų žvilgsniuose, nuoširdžiuose žodžiuose, kurie ne visada telpa ir sakinyje. Ir kai kurių gyvenimo akimirkų negalima išmatuoti laikrodžių. Jis matuojamas širdimi. Šiandien švenčiame gražų mūsų akademijos jubiliejų. Dėkingi esame akademijos steigėjams, šviesios atminties rektoriui Vidmantui Budriui ir Rimai Čepurnienei, kurių dėka 10 metų einame bendrystės, ieškojimų, mokymosi, gražių atradimų keliu. Akademijai vadovauju pirmus metus. Tačiau akademijoje nesu naujokė. Gerbiamo šviesios atminties rektoriaus Vidmanto pakviesta, skaičiau jums paskaitas. Vėliau gražiai bendradarbiavome programoje Žmogaus socialinė gerovė. Stasio Lozoraičio senjoro akademija šiuo metu man tapo svarbiausia ir manau paskutinė gyvenimo kelio stotelė. Todėl savanoriaudama čia jaučiuosi laiminga, nes matau jūsų degančias akis, matau jūsų visų žingeidumą, matau norą pažinti, keliauti, turiningai leisti laiką ir tiesiog mėgautis gyvenimo pilnatvę. Esu dėkinga visai akademijos bendruomeniai ir kiekvienam iš jūsų, kad kartu su jumis galiu augti, galiu tobulėti, galiu džiaugtis, o kartais kartu ir paliūdėti. Žmogiškasis pažinimo siekis neturi galiojimo laiko, neturi galiojimo termino. Gyvenimas mums siūlo begalės variantų, bet jų prasmė slypi ryšyje su kitu žmogumi. Kiekvienas iš mūsų juk nešiojamės mažą ugnelę, kuri šildo. Tai mūsų viltis, mūsų kūryba, mūsų saviraiška. Kartais atrodo, kad ši šviesa vos rusena, bet juk niekad neužgęsta. Net prasmingiausias individualus darbas prarastų dalį savo vertės, jeigu liktų tik mums vieniems. Prasmė juk stiprėja tik tada, kai mes ją dalyjamės, per bendrą mūsų patirtį, per bendrą juoką arba tiesiog tylų buvimą. Susijungę širdimis kūrėme tą rezonansą, kurio vienas žmogus vienatvėje negali nei sukurti, nei patirti. Tad ačiū jums. Akademijos 10-metį sutinku su gera nuotaika. Kodėl? Ogi todėl, kad džiaugiuosi, jog pasisekė suburti komandą vienminčių, norinčių savanoriškai vadovauti programoms. Džiaugiuosi, kad Vytauto Didžiojo universiteto rektorė profesorė Ineta Dabašinskienė, Švietimo akademijos kanclerė Lina Kamickienė ir Kauno technologijų mokymo centro direktorius daktaras Paulius Čepas ištiesė mums pagalbos ranką ir dalyjasi auditorijomis, kurios mums taip reikalingos, kad studijos vyktų sklandžiai ir efektyviai. Šiemet akademija augo ne tik plėsdama studijų turinį, praturtindama jį naujomis programomis, bet ir klausytojų gretos gausėjo. Akademijos klausytojai galėjo tobulinti savo gebėjimus, įgyti naujų žinių, atrasti naujų savirealizacijos formų ar tiesiog realizuoti savo neįgyvendintas svajones 12 studijų programų, 3 meno kolektyvuose. Ir ypatingai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad akademija tapo ta vieta, kurioje bendradarbiauja skirtingos kartos. Esu dėkinga didžiausiams savo pagalbininkams, prorektoriams Egliui ir Tomui,
Jie čia yra, bet dirba kaip visada, nepoilsiauja, paplokime jie. Ačiū Jums, brangieji, svarbiausia už pagarbų požiūrį į senatvę. Už tai, kad dalyjatės tai, kas Jums brangiausia - entuziazmu, tik Jums priklausančių laiku, žiniomis, kantrybė, tikėjimu mūsų bendruomenę, taip puoselėdami kartu bendrystę, tą neįkainojamą ryšį, kuris kuria stebuklus. Nuoširdžiai dėkoju Akademijos rektorato nariams, programų vadovams, seniūnams ir kiekvienam Akademijos bendruomenės nariui už drauge einamą kelią. Ar kada Jūs pagalvojote, kiek daug žmonių padaro laimingais Jūsų veikla Akademijoje? Veikla ne už pinigus, o iš širdies. Ačiū, kad įsitraukėte, ačiū, kad palaikote vieni kitus, vedate, ar kartais tiesiog būnate šalia, kai to labiausiai reikia. Švęsdami mūsų šventę šiandien, pajuskime dar kartą tą didžiulę vienybę, kuri ir nejuntant yra. Tikėkime, kad mūsų gyvenimas labai prasmingas ir kad jis tęsiasi. Noriu tikėti ir reikia tikėti, kad pasisėmę šiandien vieni kitų iš šviesos, įkvėpimo, vilties, mes toliau sėkmingai tęsime nuoširdžią bendrystę, pradėtus mūsų darbus, kursime, svajosime ir tapsime įkvėpimo šaltiniais jaunajai kartai. Geros Jums šventės, gero pasibuvimo, ačiū, kad esate. Na, prieš 10 metų, reiškia, tas buvo gerbiamas Rūdys. Aš tik tiek galėjau su tėvu, aš organizuodavau paskaitas. Fakultetui vienam, gamtos fakultetui. Paprašė, paimčiau lektorių, tai iš to paties Aleksandros universiteto daugiausia profesorė Urdienė, Gabrielio Ikšė, nežinau, nemačiau kol kas. Tai mes tiesės iš profesorė Urdienė iš pradžių pradėjom, paskui žinoma daug ten lektorių uždarbavau nemažai, paskaitų skaitė. Ir aš pats dar paskaičiau vieną. Sveikinu, džiaugiuosi, kad Akademija jau 10 metų gyvuoja. Čia labai svarbu bendravimas tarp žmonių. Tikrai toks pasikalbėjimai. Dabar ypač to trūksta, visi į telefonus, į televizorių ekranus žiūrim ir nebematom, kas darosi aplink. O čia vien jau dėl to tas susibūrimas įvairių profesijų, įvairios patirties, žmonės susirenka, yra nepaprastas vertingas dalykas. Ir ką, sveikinu visus ir ypač noriu pasveikinti dabartinę rektorę ir norėčiau įteikti gėlių puokštę. Ir Kauno miesto savivaldybės tarybos narė ir Kauno senjorų reikalų komisijos narė. Tai čia tikrai esu neatsitiktinai. Kodėl žmonės aukoja savo laiką, savo energiją, savo žinias? Todėl, kad mato prasmę. Todėl, kad mato prasmę bendrystėje. Todėl, kad jaučia, jog nėra ribų. Nėra ribų žinioms, šiltam žodžiui, meniniai veiklai. Ir tikrai žinau, kad labai puikiai labai yra puikus kursas, užsienio kalbų kursas, kur būtent šito kurso dėka jūs, seneliai, tėveliai, galite susibendrauti su tais, kurie yra užsienyje ir dėja jūsų anūkė ar proanūkė jau nebekalba lietuviškai ir jūs esate priversti išmokti kitos kalbos. Yra begalė, kaip šiandien išgirdome, patvirtino 13 studijų programų ir tikrai jos visos naudingos, reikalingos ir būtinos. Ir aš čia turiu vieną tokią išskirtinę, šiek tiek dovanėlę, aš nerodysiu, kas ten yra, bet Europos parlamento narys nori padėkoti, o aš noriu paprašyti jūsų visų puolimui, gerbiamai rektoriai, Laimai, Sajienei, gerbiamai profesoriai, čia ypatinga dovana, ir ten yra vieną dar dalyką,
bet tegul visos būna jūsų sutartis jums sėkmingas, naudingas, prasmingas. Labą dieną, gerbėmieji Lozoraičių studentai. Čia jūsų tiek daug, o mes atvykome visą tarybą, mūsų Jonušo Radvilos. Mes, žinoma, apgailestaujame, kad tiek daug senjorų neturime. Turime kitą pusę, yra ne senjorų pusė, kurie panorėjo ir tebenori toliau su mums bendrauti. Tai, žinoma, mums labai džiugu ir mes priversti nesenti ir stengtis, kad labiau būti jaunesni, nors tokio garbaus amžiaus ir esame. Štai, todėl norime dabar jūs pasveikinti, gerbiamieji Lozoraičių akademijos nariai. Labai mums malonu, artimai pažįstame gerbiamą ponę Laimutę, draugės mes esame netgi, ir sveikiname dabar jūs. Gerbiamieji ir mėlieji Stasio Lozoraičio senjoro akademijos jubiliatai. Sveikiname jūs jaunatviškos kūrybinės veiklos 10 metų šventės proga ir linkime kūrybinės sėkmės, žavingų akimirkų, produktyvių darbų, įspūdingų kelionių, skambių dainų, širdingų poezijos posmų iki sekančio jubiliejaus ir kad visos jūsų svajonės išsipildytų pralenkdamos laiką. Taigi pasirašė va štai čia tarybos nariai, bet yra pavaduotoja kultūrai, dar čia atsinešė kažkokį paveikslą, kurį tuoj pat jums pranešė. Taip, tai mūsų bendrijos narės Simonos Juškevičiūtės akvarelė. Ką mes čia matome? Dvi sparnuotas būtybės ir laiptus aukštyn, kuriais jau mano karta gerokai palikusi. Tai kad šitie laiptai tėva mus nuveda ten, kur turiu beveik 10 metų. Tai čia pirmas jubiliejus 10 metų. Dovanoti, kad širdį visada būtų šviesa, meilė ir sėkmė kartu mūsų bendrystėje su Jonušo Radvilos bendruomenė. Aš jau buvau nusivylusi, kad šį kartą bendruomenė pas mus neatvyks, kadangi, kaip rašiau, visų pranešti nepranešė. Ir galvoju, bet dabar neturiu laiko, papriekaištausiu po renginio. Ir štai jie taip labai maloniai nustebino. Ačiū jums. Dabar noriu pasakyti, kad ponia Laimutė neužmirštų, kad buvo jūsų jubiliejus, mes dar pridedame ir savo kalendorių Jonušo Radvilos. Prašau, jums sveikinti.